Tai kokia iliuzija dar vis tiki moteris? Jeigu vyras pasikeis arba aš jį pakeisiu, tai tikrai būsiu santykiuose laiminga. Ir žinot ką, jūs teisios. Jeigu tik vyras pasikeis, jūs išgirs, jūs pamatys, kad jūs santykiuose jaučiatės blogai. Jeigu jisai pradės jūs rinktis, tai tikrai santykiuose jums bus lengviau. Bus lengviau, busit laimingesnės ir pagaliau jūs susikalbėsit. Bet jeigu dar to neįvyko, reiškia, jūsų vyras tiesiog nemato problemos, kad jūs turit santykiuose problemas. Ir kol tu apie tai galvoji, kol vėl pasipiktinusi iš naujo keli tas temas kalbi, giršk, gal tu susiprask, mes turim problemų, tai tu tik tais išgirsti iš jojo tą atgarsį, pykčio, pagiežos, bet ne sprendimus. Ir kol tu su tuo visų kovoji ir tavie pasikelia tokia idėja, gal aš vis dėlto reikalauju per daug, gal aš noriu per daug, bet dėja ne. Tu nori tik vyro, kuriam nereikėtų įrodinėti, kad mes turim problemų. Ir tai natūralu, ar ne? Ir reikia jas spręsti. Tačiau už viso šito slypi kai kas svarbiau. Kol tu stengiasi jam įrodyti, kad jūs turite problemų, tu savo atsakomybę už savo laimę atiduodi vyrui. Tarsi, brangusis, duok man leidimą būti santykiuose laimingai. Ir čia nėra pats baisiausias dalykas. Už tai yra baisiau, kad belaukdama, kada aš galėsiu būti laiminga santykiuose, aš praleidžiu savo gyvenimą su viltimi, belaukdama. O mano tikrasis gyvenimas, kuriame aš galėčiau prisimti atsakomybę už savo laimę ir tuo padirbėti klausimu, kaip čia man būti laimingai, kaip čia man leisti tą savo leidimą duoti, kaip man iki to ateiti. Jeigu tik tais visą tai, ar ne, aš sau leisiu. Bet va šitas etapas tiesiog praplaukia pro tave. Tu stovi čia iliuzijoje, su viltimi, o tavo tikrasis gyvenimas pro šalį. Taigi, jeigu tau pažįstama, kad vis dar lauki, kad vyras pasikeis, kad aš jį pakeisiu pati, tuomet aš tave kviečiu į aiškumo sesiją, kurioje pasižiūrėsim jūsų situacijas, pasižiūrėsim, kas už tų situacijų slypi ir tiesiog susidėliosim strategiją, kaip būti laimingai santykiuose ir be leidimo kitų. Tam yra strategija, kaip nekeičiant vyro būti laimingai. Domina, komentuok sesiją ir aš su tavim susisieksiu.